Klaipėdos Neptūnas trečiosiuose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse namuose užtikrintai 102-84 pranoko Utenos Juventus ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Laimėti seriją iki 3 pergalių, pralaimėjus pirmas dviejas jos rungtynes, lig šiol LKL istorijoje sugebėjo tik Kauno Žalgiris, prieš 30 metų finale atsitiesęs ir įveikęs Kauno atletą. Antrosios tai padariusios komandos trenerių tapti siekiantis Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad ilgo sezono padarinius jaučiantiems krepšininkams įveikti skausmą padeda noras žaisti. Net nenoriu kalbėti apie savo komandą, manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidži kas 2 dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai sakau, labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelę ir atstovauja Neptūną. Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas mano, kad prastą trečiųjų rungtynių rezultatą lėmė papildomai susikurtas spaudimas, atsiradęs po pergalių, tačiau treneris šypsosi. Papildoma intriga gerai krepšiniui. Ką mes kūrėm tą spaudimą, nežinau, bet manau susitvarkysim. Ir kitas dalykas vis tiek, žinot, Utenai reikia Utenos miestui daugiau tų rungtynių ir dabar užbaigti su vienom rungtynėm būtų negražu, tai iš žmonių atimti tą galimybę, pamatyti tą dramą, kurios čia visi nori, kurią jie bando sukurti, kadangi ryto nebėra, tai kažkas turi sukurti tą dramą, tai kuriam mes. Po rungtynių Utenos Juventus klubas pasidalijo pranešimu, kuriame skelbia, kad rezultatyviausias rungtynių krepšininkas amerikietis Maxwellas Lewisas po rungtynių sulaukė rasistinio pobūdžio užgauliojimų iš Neptūno aukštaūgio Martyno Pacevičiaus. Pranešama, kad klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą su prašymu pradėti tyrimą. Neptūnas kategoriškai atmeta šios kaltinimus, pats Pacevičius tvirtina, kad jokių rasistinių užgauliojimų ar replikų nesakė. Į situaciją reaguosias rimtai. Svarsto apie teisinės priemonės prieš Utenos Juventus ir patį Lewisą dėl šmeižto.